Ta RWA ganėtinai mažo marketo kapitalo. Tai yra Jungtinių Arabų Emyratų projektas, kuria savo stabilią monetą skaitmenizuos nekilnojamą turtą. Jau anksčiau dalinausi savo Telegram grupiai apie šią monetą, kai marketo kapitalas buvo 2,5 karto mažesnis. Sekam vieną piniginę, kuri kas valandą nusiminėja po vieną ethereumą ir manau dar kokias 2,5 paras kaina nekils, o gal net mažės. Tai stebėkit ir turėkit omenyje, jeigu sugalvosit pirkti. Žinoma, pasidarykit savo paiešką. Pats generalinis direktorius, CEO, tai yra Said Al-Fahim, yra sūnėnas kito arabų šeiko, kuris yra CEO of BlackRock, būtent Jungtinėse Arabų Emyratuose. Šitą projektą mes jau su komanda stebim. Anksčiau tik nebuvom užtikrinti, ar jis yra tikras ar netikras. Dabar tikrai žinom, kad tai yra tikras projektas, tikri žmonės stovi už šito projekto. Tai čia yra vienas iš ganėtinai mažų marketo kapitalų. Tikrai vertas dėmesio ir aš manau, kad apskritai RWA tema yra pati karščiausia. Galima su šitą monetą dar padauginti iki 10 kartų. Vėlgi ne finansinis patarimas, pasidarykit savo pačių paiešką, elkitės atsakingai su savo pinigais ir niekada neinvestuokit tik dėl to, kad kažkas jums kažką pasakė. Visada darykit savo paiešką.